Sveiki, su jumis Infokar LT ir Kanye West. Peace. Juokauju, su jumis Andrius. Šiandien jūsų dėmesiui antrosios laidos Volvo V70. Tai tikro vyro automobilis. Tai parodo net ir ženkliukas. Kodėl ne Passatas? O kodėl Passatas? Patogi? Ne. Patikima? Ne. Jos pakaba labai pigiai eksploatuojama? Ne. Viskuom geriau negu Passat. Bet jis ir brangesnis? Ne. Jis tas pats. Jis tą patį kainuoja tų pačių metų, tą patį gauni. Bagažinės turi labai lengva išnaudoti, kadangi jinai suprojektuota labai patogiai. Šonai platus, yra papildomų keli skyriai visokiom smulkmenom susidėti ir yra šioje komplektacijoje apsauginės grotelės pervežti kaliniam. Bagažinės dugnas ne tik lygiai išsikloja, bet ir gaunasi labai didžiulė erdvė. Todėl patogu žvejybai išsimiegoti ar persivežti sofą iš Ikėjos. Internete gausu nuomonių ir vartotojų nusiskundimų, kad gale trūksta vietos. Pažiūrėkite. Priekinė sėdynė nureguliuota man. Mano ūgis 1,80 m. Vietos pakanka, bet kaip universalui, ypač tokio dydžio, galėtų būti ir daugiau. Per vidurį yra didžiulis balkis, todėl trečiajam sėdėti gali būti šiek tiek nepatogu. Reikės vietą dalintis kojom su kolegomis. Ir Volvo išskirtinumas, tai yra ortakiai šonuose. Įvertinkim komfortą priekį. Priešingai negu gale, priekį vietos sočiai, sėdynės labai patogios. Man patinka storas vairas, valdymas, pagrindiniai mygtukai ant vairo. Čia viskas yra, ko reikia. 2 zonų klimato kontrolė, aiškiai indikuojama kas kur. Prietaisų skydas elementarus, variklio temperatūra, greitis, tachometras ir kuro lygis. Viskas. Jausmas geras čia sėdėti. Čia patogu. Visur paminkštinimai, kurie sugeria vibracijas, paminkštintos ir priekinės durelės, taip pat yra ir odos elementai ant jų. Gal kaltas automobilio amžius, gal inžinierių klaidos, bet automobilėje nėra gausių vietų pasidėti savo daiktam. Pavyzdžiui, daiktadėžė yra labai netgi vidutinio dydžio, sakyčiau, gal į mažesnėje pusę. Ertmės durelės yra pakankamai mažas, joks gėrimas ten netelpa. Gėrimo laikiklis yra vienas. Taigi keleivis galėtų savo gėrimą nebent dėtis čia, kur šiaip įprastai laikote savo mobilų telefoną, raktelius ar dar kažkokias smulkmenas. Na ką, laikas į trasą. Šis automobilis turi 2,4 litro turbo dizelinį variklį su 120 kW galios. Ir jo sąnaudos, jei ne mažesnės, tai labai panašios kaip 1,9 litro Passato, bet trauka yra net nepalyginamai didesnė ir malonumas važiuoti taip pat. Trasoj apie 5, mieste 7, 2,7,5. Garso izoliacija yra, sakyčiau, vidutinė, jinai nėra nei tragiška, nei kažkuo tai labai pažymėtina. Dizelinis variklis nelabai girdimas, tiesa, kai jis girdimas labai maloniai. Tai yra 5 cilindrų variklis, tai retas atvejis ir jo garsas skleidžiamas paspaudus akceleratorių yra labai malonus. Matomumas. Kadangi tai yra universalas, matomumas yra labai geras. Galinis stiklas yra praktiškai vertikalus, todėl parkuotis galų yra labai paprasta. Veidrodėliai šoniai nėra dideli, bet matyti tai, kas vyksta šonuose, nors ne, maži veidrodėliai. Aš sakyčiau, kad galėtų būti kaip tokio dydžio automobiliai didesni. Nežinau, ar tai yra standartinė audio aparatūra ar kažkokia papildoma komplektacija, bet jinai yra pakankamai nebloga. Nebloga. Vienas iš nuostabių automobilio privalumų yra šviesos, tiksliau apšvietimo kokybė. Šviesos nuostabios. Kaip alternatyva žiūrėti Audi A6 universalą,
liaudėje paplitusi kaip cepeliną. Tai geriausia atveju už tos pačius pinigus gautumėte dizelį su 2,5 litro, kuris yra beviltiškai nepatikimas, neekonomiškas, o jeigu esate visiškas beprotis ir nusipirkote dar su automatinė pavarų dėžė, tai jūs iš serviso neišvažiuosite. O šiaip, jeigu jūs ieškote automobilio už 10 000 litų, kuriam yra apie 10 metų ir norite rasti idealų automobilį ir dar, kad būtų dizelinis, ir gal dar, kad su automatinė pavarų dėžė, ir gal dar be defektų, ir kad viskas veiktų, nėra tokių automobilių. Nėra. Nei vieno nerasite. O jeigu jis atrodys, kad tikrai viskas veikia, jis yra idealus, mažai riedėjęs, tai jis bus daužtas taip, kad iki remontų jūs būtumėt jo tiesiog neatpažinti. Su jumis buvau aš, Andrius ir Infocar LT. Iki kitą kartą.